Sveiki visi, tai esu Vaidas ir iš tikrųjų Arvydas jau biški pradėjo introductioną į Rebaltica projektą, tai aš būtent bandysiu papasakot, ką veikia mes. Tai čia bus toks gražus perėjimas nuo mūsų geležinkelių brandolio prie galbūt, sakykime, geležinkelių ateities. Tai aš tikiuosi, kad bent jau didžiai daliai čia esančių pasakot, kas yra Rebaltica, jau nebereikia. Aš tą darau jau 7 metus ir tikiuosi jau visi žinot. Bet ką iš tikrųjų būtų galima akcentuoti, ir jau kaip ir Arvydas pradėjo pristatinėti tokią gan sudėtingą ir išskaidytą geležinkelių infrastruktūrą Lietuvoje, tai vienas iš pagrindinių klausimų, kuriuos aš sulaukiu, pristatydamas pats, pristatydamas įmonę, tai komentaras, kad tai čia geležinkeliai. Tai iš tikrųjų Arbireilas yra 3 Baltijos šalių įmonė. Mūsų savininkas iš esmės yra Lietuva, Latvija ir Estija. Ir mūsų pagrindinis tikslas šiam gyvenime yra koordinuoti projektą ir pasirūpinti, kad jisai būtų tiek suprojektuotas, tiek pastatytas pagal reikalavimus ir standartus. Tuo tarpu Lietuvos geležinkeliai, ar šiuo atveju LTG Infra, jie yra įgyvendinančioji institucija. Tai jinai yra atsakinga už tai, kad jisai būtų pastatytas. Tai čia tokia įžanga, ką turėjau padaryti, galim dabar prie įdomesnių dalykų judėti. Ir iš tikrųjų galvodamas, ką čia aš galėčiau parodyti, nes vis tiek turbūt visi dirba su žemėlapiais, visi esat matę dashboardus, tai aš nieko stebuklingo neparodysiu, bet pagalvoju, kad kodėl neparodyti tai, kuo mes dabar gyvenam ir gal kažką, kas iš pirmo žvilgsnio galbūt ir netrodo kaip GIS dalis, bet GIS vėl atranda savo vietą, tai statybos, jos vyksta visur. Ir turbūt Lietuvoje, jeigu kas esat važiavę maždaug nuo Jonavos link Panevėžio ir savo akimis matėt ir sankasos darbus, tai tiek Lietuva, tiek Estija juda su sankasa. Ir sankasa šiuo atveju reiškia ne tiek paties pylimo, bet ir visų susijusių struktūrų, kaip viadukų, tiltų, gyvūnų praginų ir viso ko statyba, visko, ant ko pato būtų galima tiesti bėgius. Latvija šiek tiek kitokių principų dirba, tai jie pradėjo nuo stačių. Bet šiuo metu jie taip pat pradeda judėti link Lietuvos su sankasos darbais. Bet tokiam projekte dideliam iš tikrųjų statybos kelia iššūkių. Ir jų tikrai yra daug. Tai vienas iš tokių galbūt didžiausių, tai šis projektas Baltijos šalims yra tikrai per didelis. Ta prasme, kad mes patys vieni jo nepadarysim ir yra daugybė partnerių tiek projektavime, tiek dabar statyboje. Mes turim praktiškai visas Europos valstybės ir už Europos netgi ribų dalyvauja šitam projekte vienaip ar kitaip. Tai turim didelį rangovų skaičių, kurie ateina su savo požiūriu, su savo įranga, sakykime, ir su savo darbo metodais. Mes turim ir geografiškai labai išsiskirščias statybvietės, tai jos vėlgi per visas 3 šalis. Ir mes kaip koordinatoriai turim matyti viską, kas jose vyksta. Net jeigu ir statybvietės eina viena paskui kitą, bet jos statybos buvo pradėtos skirtingų metų, tai ir progresai yra skirtingi, ir kas ten vyksta yra skirtingi. Kaip ir jau čia nekartą buvo minėta, iš tikrųjų šiandien informacijos išsibarstymas yra irgi dažnas dalykas tokiuose dalykus, nes skirtingi partneriai, skirtingi duomenų tipai, skirtingais būdais jie keliauja, skirtingos komandos vėl bendrauja, kaip jie įpratę, tai tas duomenų išsibarstymas baigėsi tom, kad kažkurio metu niekas nebežino, kas ką turi. Ir tada, kai tu nepasitikį duomenimis, tu jų nenori naudoti. Ir tu nori visą laiką turėti kažką savo, nes galbūt kažkas kitas yra netaip jo surinkęs, ar kažkas su tais duomenim negerai. Tai ir to vieno šaltinio informacijos nebuvo, sakykime taip. Ir dar vienas dalykas, aišku, gal iš visuomenės pusės atrodo, kad tos statybos vyksta lėtai, ar galėtų vykti greičiau, turbūt visi to norėtume, bet statybos vyksta ir ten vyksta nemažai veiksmo ir mums kaip koordinatoriam reikia suprasti, kas vyksta. Ir tai reiškia, kad tie duomenys iš statybvietės turėtų keliauti greitai, nes kuo jie lėčiau keliaus, tuo sunkiau bus priimti sprendimus. Ir va tokie iššūkiai iš tikrųjų sukuria ir tikras problemas. Kaip jau minėjau, tas duomenų uždelsimas, jisai mažina pasitikėjimą duomenim, kas irgi sukelia kažkokias komunikacinės problemas, kažkas nežino, kad mes jau kažką turim, arba tais duomenim nepasitikėjimas taip pat. Ir bus ir pavyzdžių, kai yra tam tikros problemos, kurios atsitinka statybvietėse, jos buvo identifikuotos gerokai vėliau,
vien dėl to, kad kol suvaikščiojo duomenys, tai standartiniais būdais ten gali praeiti ir keli mėnesiai. Ir aišku, kai mes neturim greito komunikacijos šaltinio, mums reikia važiuoti į statybvietės, kurios šiaip Lietuvoje yra gan toli, tai artimiausia nuo Vilniaus mūsų ofiso yra 100 km, tai nėra kažkas, ką galėtum kiekvieną dieną gastroliuoti po Lietuvą, yra ir svarbesnių dalykų. Ir visą tai iš tikrųjų matydami mes pradėjom galvoti, o tai gerai, mes turim GISą pati esmė, vis tiek tai yra sistema, kurios darbas yra jungti duomenis, juos integruoti ir juos sujungti su vartotojais. Tai mes, kai vėlgi turim daug skirtingų duomenų, kurie vaikšto skirtingais keliais, mes turim daug projekto partnerių, kurie turi skirtingus lūkesčius, skirtingus reikalavimus. Ir kodėl GISas negali būti per vidurį, jis iš vienos pusės paims duomenis, juos integruos tarpusavėje, iš kitos pusės surinks visus projektų partnerius, suves į vieną sistemą ir tiesiog išdalins tos duomenis pagal poreikius. Ir mes tada galvom, tai kaip tai turėtų atsispindėti, koks mūsų tikslas. Ir vėlgi duomenų centralizacija, kad viskas turi būti vienoje vietoje. Svarbiausia buvo, mes žinom, kad turim duomenis, tai surinkim juos visus ir pradėkim sistemą kurti nuo to, ką mes jau turim, užuot pradėję ten galvoti, ko mums reikia, tai pirmą surinkam, pasižiūrim, kas yra, tada plėsimės. Ir GISas visgi turi ir field appsus visokius, tai mes GISą matėm irgi kaip galimybę pagreitinti tą duomenų keliavimą iš statybvietės iki ofiso ir pradėjom dirbti. Ir šiuo metu iš tikrųjų, kaip mes matom tą visą statybų priežiūrą, tai mes esam suskirstę tokias 3 skirtingas strategijas, kiekviena jų turi savo paskirtį, kiekviena jų turi savo detalumą ir po truputį pristatysiu jas visas. Tai pirma ir tokia visiems prieinama iš tikrųjų mūsų įmonėje ir pačios sistemos principas buvo padaryti kaip įmanoma paprastesnė. Tai yra naudoti duomenis, kuriuos galima surinkti per sekundę, padaryti, kad bet kas iš mūsų įmonė galėtų tapti duomenų tiekėjų, kad mums patiems tos sistemos priežiūra netaptų problema, nes iš tikrųjų tokie projektai kaip Rebaltika, jie priverčia tave mąstyti iš mastelio pusės, nes tu sugalvoji kažkokį labai protingą sprendimą, pritaikai jį trumpoje sekcijai, tada pagalvoji, okei, čia yra dar 900 km, ar tu sugebėsi iš tą savo idėją išgeneruoti ir valdyti taip, kad jinai padengtų visą projektą ir tada tas paprastumas tampa esminis dalykas tęsant. Tai šiuo atveju tai mes turim aplikaciją, į kurią keliam video ir nuotraukas iš statybvietės, tai mes turime ir su rangovais susitarę ir tarkim statybvietės yra filmuojamas kiekvieną savaitę atkeliauja dronų medžiaga, nuotraukas vėlgi daro visi ir čia principas, kodėl būtent nuotraukos, tai nuotraukos yra labai geras duomenų šaltinis, kuris labai dažnai lieka žmonių telefonuose, nes vis tiek kiekvienas nuvažiavęs pamatęs ir jūs turbūt visi pamatė kažką įdomaus, pirmas dalykas, ką daro, tai traukia telefoną ir darot nuotrauką. Tai mintis buvo, mes žinom, kad darbuotojai turi tų nuotraukų 100, jeigu ne 1000, kodėl jų nesurinkus ir nepanaudojus, nes kažkam kitam tai gali tapti labai svarbi informacija. Tai ir mes sukūrėme tokią aplikaciją, kuri iš esmės visos nuotraukos yra laikomas ne GISe, jas laikomas SharePoint'e, bet jos yra atvaizduojamas aplikacijoje, tada žmonėms nebereikia nardyti per 100 folderių, jie atsidaro aplikaciją, gali pritaikyti filtrus, tarkim pas mus čia galima ir išsirinktus konkretų objektą, jeigu nori pasižiūrėti, susirasti objektą ir susirasti visą medžiagą, kurią mes turim, tai yra nuotraukas, video, pagal datą, pagal padarimo būdą ir taip toliau. Tai šitas yra jau veikiantis, pilnai veikiantis ir prieinamas visiems įmoniai. Ir čia kas svarbu, kad dabar visi žino tą vieną šaltinį, kurį nuėjus, pasižiūrėjus, galima suprasti. Ir mintis yra čia tokia, kad apie tokius duomenis būtent kalbant, kad žmonės suprastų, jog jeigu neradai GISe, tai turbūt jo ir nėra. Tai tada reikia galvoti, kaip surinkti tos duomenis. Nes anksčiau būdavo kažkoks departamentas turi, bet nieks nesivargina ten vaikščioti ir aiškintis, kas ten ką turi, ko neturi. Tada tiesiog priima išvadą, kad tai neturim, tai renkam. O po to paaiškėjo, kad kažkas jau jos turėjo ir tiesiog darbas padarytas dar kartą.
Kitas labiau sofistikuotas ir labiau detalesnis, tai yra tam tikriems objektams mes keliam aukštesnis reikalavimus ir jie reikalauja daugiau priežiūros, tai čia šiuo atveju yra garsusis, jau tikiu, Neries tiltas, kuris, manau, bus Lietuvoje egzaminas Rybaltikos, kol kas didžiausias. Ir kaip mes jį sėkmingai gyveninsim, manau, tai užduos toną visam projektui. Tai tokiais objektais, kuriam reikia daugiau dėmesio ir kur galbūt ir iš rangovo ateina daugiau reikalavimų, mes kūrėm tiek 2D, tiek 3D žemėlapius. Tai 2D žemėlapiai paprastai traukia visą informaciją iš projektuotojų, taip pat informaciją iš kitų nacionalinių agentūrų, tarkim, kokie melioracijos duomenys, galbūt žemės klipai, elektros tinklai ir viskas, ko rangovas nori. Taip pat čia yra integruoti ir lazerinis skenavimas, nes mes, pavyzdžiui, Neries tilte kiekvieną mėnesį darom viso Neries tilto statybvietės skenavimą, tai integruojame ir jį, taip pat čia yra BIM modelis ir šiuo atveju mes iš tikrųjų norim supaprastinti viską, tai BIM modelyje yra, kaip matot, ir žalia, ir geltona, tai jos rodo, kurios struktūros yra pabaigtos, kurios statybos progrese. Ir kas čia iš tikrųjų gerai, kad, kaip ir minėjau, duomenim reikia pasitikėti ir, tarkim, apie pažangą ateina duomenys iš statybos reporto, bet kai yra šalia point cloudas, kai yra šalia nuotraukos, tu gali patikrinti, ar ta informacija yra teisinga, tai tu turi daugiau negu vieną informacijos šaltinį. Ir tada tas duomenų patikimumas yra didesnis, nes čia turbūt visų Baltijos šalių tokia kaip ir problema, kad dažnai būna tokiuose projektuose, kad projektuotojai gal ne visai pasitikė statytojais, statytojai ne visai pasitikė projektuotojais, užsakovai nepasitikė abiem. Ir tada pradeda visi visus tikrint. Tai tas noras yra, kad užuot nepasitikėjus, kad jeigu sukrausim viską į vieną krūvą ir bus galima pasitikrinti, tai dalykai vyks daug greičiau. Ir trečias, jau labiausiai detalus ir šiuo atveju jis dar nėra GISE, bet čia mūsų BIM komanda atlieka patikrinimus, tai ir kiekvienas objektas, visa Rybaltika yra BIM suprojektuota ir kiekvienas objektas statomas, jis yra privalomai skenuojamas tam tikrose stadijose ir galiausiai, kai jis yra pastatomas, tai yra atliekamas būtent palyginimas BIM modelio ir skenavimo, tai iš esmės yra lyginama, kaip buvo suprojektuota ir kaip buvo pastatyta. Ir pagal nustatytas paklaidas galimas yra įvertinama, ką reikia, kas gerai padaryta, kas blogai. Ir čia vienas iš pavyzdžių, matote apačioje raudonai parodyta, kad tiesiog apsauginės sienelės ant viaduko buvo instaliuotas neteisingai, ne ten, kur reikia. Bet problema su šituo metodu yra ta, kad būtent šio konkrečio atveju šitas brokas, tarkim, tai buvo padarytas sausį, kol buvo jisai nuskenuotas, kol atėjo iki mūsų BIM komandos ir kol jie patikrino, atėjo balandis berods. Tai turim 4 mėnesių uždelsimą. Tuo tarpu ir video, ir nuotraukose tai buvo matoma jau sausį, kuomet buvo praskristas su dronu ir buvo užfiksuota. Tai šis metodas, jisai toks yra labai pagristas, motyvuotas, bet jisai turi uždelsimą duomenų. Todėl tie pirmi 2 metodai su nuotraukomis, su video, jie tampa esminiai, jeigu norim greitai reaguoti situaciją ir ją išspręsti. Bet šiuo atveju BIM komanda naudoja specifinę programinę įrangą, nes čia yra turbūt daug pavyzdžių, kaip point cloudai, taškų debesis gerai veikia GISE, bet vėlgi mastelis diktuoja savo ir kai tenka dirbti su gigabaitais ir daugiau šitų taškų debesų, tai supranti, kad GISas galbūt nėra pati efektyviausia platforma, tai yra tam specializuotos programos ir kai jau bus parimtas galutinis sprendimas, kokia programinė įranga bus naudojama būtent tokiam palyginimam, mes tada pradėsim galvoti, kaip integruoti, kad visi skenuoti duomenys būtų laikomi ne GISe, o tiesiog jie būtų atvaizduojami GISe per servisus ir kitais būdais. Tai ar tai veikia? Tai iš techninės pusės, ką mes jau bent jau dabar matom, kad naudos tikrai yra iš to. Tai visų pirma, mes centralizuojam informaciją, visi žino, kur reikia pateikti informaciją, visi žino, kur ją rasti. Ir kaip minėjau, mes bandom įvykdyti tą požiūrį, kad GISas, jeigu ten nėra GISe, tai turbūt nėra iš vis.
Taip pat vėlgi mažėja poreikis važiuoti statybvietę ir jeigu kažkas nutinka, žinot, žmonės visą laiką turi tą norą pamatyti savo akimis, nes gal kitas mato ne taip, bet šiuo atveju tu su nuotrauka ar su video nepasiginčysi, ten yra kaip yra ir ten to poreikio va tau nuvažiuoti ir pasižiūrėti, galbūt ir nebetiek jau daug ir lieka. Ir aišku, duomenų skaitmenizavimas ir mūsų kaip ir viso departamento tikslas yra užtikrinti, kad visi tie duomenys nuo pat projektavimo iki jau, kai jis bus perduotas valdymui, visa Baltica, kai jinai bus užbaigta, kad jie nedingtų, kad visi duomenys būtų perduoti infrastruktūros valdytojai. Tai skaitmenizacija tą užtikrina, tą sumažina tą duomenų praradimą, išlaiko archyvus. Aišku, iš aplinkosauginės pusės mažiau popieriaus, mažiau kitų dalykų. Ir aišku, skaitmeniniai duomenys jos galima pernaudoti skirtingais būdais ir juos tvarkyti pagal poreikį, nes kiekviena stadija projekto reikalauja kitokių dalykų, kitokių tikslų. Labiau iš tokios vadybinės pusės, ką GISas daro ir apskritai projekte ir konkrečiai šiais atvejais, tai jis didina efektyvumą, vėlgi duomenų centralizacija, ko gero, visą laiką didina efektyvumą, kai duomenų paieška tampa vieno mygtuko paspaudimo reikalas, o ne pokalbių ir susirašinėjimo klausimas. Taip pat gerina kokybę, tas pats skaitmenizavimas, jisai perkelia duomenų naudojimą visai kitą lygį. Sumažėja kaina, ta prasme, kad vėlgi mažiau vizitų reikalinga. Tie patys sprendimai, jie gali būti parimti remiantis kažkokiais konkrečiais informacija. Tai nėra tokio baimės, kad sprendimai bus priimti remiantis kažkokią pusiau žinomam, pusiau nežinom, o kuo daugiau duomenų bus skaitmenizuota, tuo lengviau yra priimti sprendimą. Tai kas toliau? Tai iš tikrųjų šie metai galbūt buvo skirti taip labiau edukuoti mūsų vartotojais, mūsų naudotojais, nes kaip ir minėjau, nuotrauką ar video gali padaryti kiekvienas, tačiau jeigu mes norim iš jos įspausti kažką daugiau negu tik gražų vaizdą, tai atsiranda reikalavimai, tai reikia ir koordinacijas turėti ir mokėti surinktos duomenės, tai jau dabar jaučiam, kad mes jau tą peržengėm, jau visi žino, kaip daryti. Tai dabar mūsų vizija yra plėsti visą sprendimą. Tai visų pirma, suvienodi standartus, nes vis dar kadangi turim daug sekcijų, daug skirtingų darbuotojų ir partnerių, tai kartais tie reikalavimai tiek dronų skrydžiams skiriasi, tai mums norint optimizuoti viską reikia užtikrinti, kad visur būtų taikomi vienodi standartai, kas reiškia, kad reikia ir įtikinti visas pusės, kad būtent reikia daryti taip, o ne kitaip. Taip pat, kas yra svarbu iš tikrųjų paminėti ir kodėl mes ir pradėjom šitą projektą, kad šiais laikais su šiuolaikiniam technologijom nuotraukos ir video tai nebėra tiesiog paveiksliukai, iš kurių nieko daugiau nepadarysi. Tai kaip ir jau čia buvo minėti ir orientuoti vaizdai ir 360, kas aš manau yra visiška ateitis. Ir šiemet yra ir pirmas paleistas 360 dronas. Tai jie tokie duomenys leidžia daryti labai daug dalykų jau nufilmavus ir sukurti naujus išvesties duomenys, Gaussian splatting, kas turbūt jau visi matėt. Tai galėtų, manau, pakeisti labai sėkmingai lidarą, kuris yra sunkus, kuris yra reiklus duomenų formatas visom prasmėm. Tai tokiai kažkokiai greitai inspekcijai Gaussian splatting tikrai yra geresnis pasirinkimas. Ir žinoma, kaip ir minėjau, norisi tos surinktus duomenys jos naudoti protingai. Ir vėlgi nuotraukos video jie jau leidžia ir matuoti dalykus, ir daryti projekcijas, jau net ir video. Galima dirbti su video kaip su bet kokiu kitų duomenų formatu. Galima naudoti skrydžių logus, kad sugebėtų susekti, nes kas su dronais problema yra, kad juose patenka labai daug teritorijos. Ir tarkim, objektas, kuris yra nufotografuotas dronu, nuo paties drono gali būti nutolęs ten per kelius šimtus metrų. Todėl tokie kaip orientuoti vaizdai tampa svarbus vien tam, kad suprastum, ką tu konkrečiai matai toje nuotraukoje. Nes nuotraukos iš tikrųjų yra buvę per mūsų atveju, kad jos gali sukurti tokį klaidingą žinojimo jausmą, nes žmonės žiūri nuotrauką, sako, o tai čia taip yra taip, bet tu prieik prie to žmogaus ir sakyk, gerai, atsidaryk žemėlapį ir man parodyk šitą vietą. Ir tada jau
supranti, kad žmogus kaip ir jaučiasi žino, bet kai reikia parodyti, kur čia yra konkrečiai, kurioje 10 km atkarpoje yra tas viedukas, tada jau prasideda, o gal čia. Tai gistas ir uždengia tą klausimą, kad jisai parodo, kur. Žinoma, dirbtinis intelektas čia kaip be jo, nes tie duomenų formatų kiekiai didėja, geometrinė progresija ir jau žmogaus rankom apdorot visą tą informaciją. Ko gero nebeišės ir net nebeverta to bandyti. Tai visi įrankiai, kurie leidžia nagrinėti ir fotogrametriją, identifikuoti tam tikras problemas, tai irgi yra ant mūsų stalo ir mes jas bandom testuoti. Ir žinoma, automatizavimas, kuo daugiau duomenų, tuo labiau reikia stengtis užtikrinti, kad tie duomenys patys vaikščiotų, patys įsikeltų į gisą. Ir mums tik reiktų prižiūrėti, kad viskas veikia, bet to rankinio darbo apdorojant duomenis būtų kuo mažiau. Tai tiek iš mano pusės. Ačiū.